Jei kas nežinojo, tai pasakau, bet kurios maitinimo įstaigos, nesvarbu kavinės ar restoranų, sėkmė priklauso ne tik nuo interjero ar skanaus maisto, bet ir nuo salės darbuotojų. Užsukęs į Benito karčiamą klausiausi ne tik garsios darbuotojų diskusijos prie baro, bet turėjau garbės išgirsti ir vieno iš jų baubimą per žinomos dainos priedainį. Karčios sriuba buvo tokia aitri, kad aitrumui burnoje numarinti reikėtų kokio kibiro pieno. Ir kaip tyčia tuo metu po ranka buvo tik nealkoholinis alus. Tad džiaugiausi bent tuo, kad tos sriubos užsisakiau tik pusę porcijos. Tad dar keli gurkšniai alučių prieš pagrindinį patiekalą tikrai nepamaišė. Kiaulienos šašlykas buvo labai skanus. Ir lyg nujausdami virtuvės darbuotojai, kad ryžius nelabai aš mėgstu, jų man įdėjo tik mažytį kauburėlį. Bet štai šašlyko porą gabalėlių aš dar būčiau drąsiai suvalgęs. Tad į Benito karčiamą rekomenduoju užsukti šašlykų arba nebent medaus, bet gink dieve tik nepavakaroti. Ir pabaigai, karčiamos statusas niekam nesuteikė teisės laikyti tokią betvarkę tualetę.